netikėtas posūkis, kas už jo. Žiūrime. Ko laukti? Ko vengti? Kaip veikti? Panašu į tai, kad ši situacija bus skirta tiems, kurie ilgai kabėjo kažkokioje tai pozicijoje. Kas per posūkis? Pirmiausiai, įtakoti tam tikrų aplinkybių, jūs turėsite padaryti sprendimą, ką sugriauti savo gyvenime. Ir tada jums palengvės. Matote? Tas, kas gyvenime jau turi silpną fundamentą ir turi griūti, bus sugriauta padarius jums pasirinkimą. Ir jūs tą pasirinkimą rasite, nes mes matome pozityvę išeitį. Tai bus kalba apie situacijas, kurios pas kažką tai kabojo labai ilgai. Galbūt ir jautėtės tokioje pozicijoje, kaip pakabinti už kojos, nei pirmin, nei atgal negalėjote gyvenime judėti, tik tai stebėjote aplinką, įvykius ir vertinote. Ko laukti? Šioje situacijoje reikės priimti visą atsakomybės naštą ant savo pečių. Ko reikėtų vengti? Tai reikėtų vengti atsiskyrimo. Reiškia, nebūkite vieni. Jeigu jums reikia gyvenime kažką tai keisti, tai nepamirškite, kad jūs gyvenate šiame pasaulyje ir nuo jo visiškai neatsiskirkite. Kaip veikti? Jeigu jūs priėjote šio posūkio ir turėjote mintise padaryti pasirinkimą, tai du skeptrai kalba apie tai, kad jūs turite tai sudėlioti ir veiksmuose. Ir jūs turėsite tą pasirinkimą. Ir ką jums sako rinktis, ką veikti? Įvertinkite savo pilnatvę. Matote? Rinkitės tai, kas jūs užpildo, kame jūs jaučiatės, kad jums nieko gyvenime netrūksta. Ir drąsiai pradėkite naują.